Labą dieną, mėly Karžygio žiūrovai. Sveikas ryte. Sveikas Justas, sveiki mėly žiūrovai. Vat ir prabėgo čia kelios dienos, šiek tiek atgarsių po tos mūsų laidos apie gyvenimo įgūdžių programą ir labai gaila, kad tokios diskusijos kaip ir neužsimezgė. Gavau čia kažkokią tai keistą repliką, kad aš čia su tuo praeito eteriu pasirodo perėjau į spalvotų pusę. Nežinau, lygtais nieko net panašaus tą temą nesakiau, bet tos emocijos matom, kad jos kaista ir iš tikrųjų tai, kaip aš ir minėjau, man labai ir panašu į tai, kad vis dėlto bent jau keli politikai ir panašu, kad pretendentai į būsimus prezidentus šitą temą ir toliau labai eskaluoja. Ir panašu, kad ir kiti neliks nuo šaly, nes temų kaip ir nėra taip, kad sujaudinti ir užkabinto žmonės. Tai kaip tau matosi, kokie pas tave atgarsiai iki tavęs atėjo? Aš dabar tokia viena mintis į galvą atėjo. Tai reiškia, tėvai yra susirūpinę dėl to, kokį turinį dėstys per tas pamokas, taip, tam vieno ar kitoj pamokoj. Bet politikai nesikabina prie turinio. Politikai kabinasi prie kitų dalykų, kad kažkas kažkokius tai supainiojo, interesų konfliktas kažkoks įvyko, kad ten ta programa neparuošti yra, ten dės mokytojai. Taip, prie visai kitų dalykų kabinasi. Reiškia, pats turinys, kad tenai gali būti tas spalvotas, pavadinkim taip, tai va šitie pretendentai, jie apie tai nekalba. Jie kabinasi prie kitų dalykų ir man čia klausimas yra, kodėl. Nes tėvai labiausiai dėl to susirūpinę. Ir aš sakau, buvau atsivertęs tą programą, šiek tiek pavarčiau ten, kad ją išstudijuoti tikrai labai daug laiko reikia. Ir aš pritarčiau vieno ten žmogaus, dabartinio politiko išsakyto mintim, kad tai, kas yra toj programai nurodyta ir ko ten bus dėstoma, tai reikėtų gal kokių 5-6, kaip mažiausiai 5-6 sričių su aukštuoju išsilavinimu skirtingose srityse. Ten yra darbų sauga, toliau yra mityba, ten toliau yra finansai kažkokie, sakykime, toliau yra priklausomybių netgi vyresnėse klasėse, reiškia, kaip atskirti priklausomybės, kaip padėti žmonėm. Reiškia, turi būti skirtingi specialistai, kurie turėtų aukštuosius išsilavinimus toj srityje, tam, kad jie galėtų dėstyti kažką tai šitą temą. O dabar, reiškia, aš taip suprantu, kad bus mokytojai, taip, pedagogai, kurie bus apmokyti dėstyti visą tai. Tai klausimas, kas tai per plakinys bus ir kaip tas vienas to paties dalyko mokytojas galės sutalpinti ten 5 ar 6 skirtingas temas. Tai ten, sakau, yra ir darbų sauga, ir mityba, ir savižudybių prevencija, ir patyčių prevencija. Ten daug labai tokių, sakykime, tikrai labai gerų dalykų sudėta, kurie yra reikalingi. Tik visur praktiškai ten, kiek aš pastebėjau, yra to lentelė, kur aš tau siunčiau, yra ten ta tokia linija, reiškia, lytiškumas. Tai reiškia, gyvenimo įgūdžių programos pamokos, kiek aš supratau, bus toks mišinukas įvairiausių dalykų, kur tu negalėsi atskirti, kur kas kada yra dėstoma. Reiškia, nebus taip, kad šią savaitę bus dėstoma tas, kitą savaitę tas. Tai bus persipinęs dalykas toksai, kur, kaip jau minėjau praeitoj laidoj, tai buvo mano tiesiog, sakykime, iš patirties tokia prielaida, kuri pasitvirtino pasižiūrėjus tos dokumentus. Ir ten aiškiai buvo parašyta, kad yra 70% tai yra privaloma, kad būtų dėstoma pagal programą ir 30% yra paliekama, reiškia, mokytojo nuožiūrai. Taip? Ir dabar mokytojas, kuris gali būti, sakykime, vienų ar kitų pažiūrų, su vienais ar kitais įsitikinimais, ar vienų ar kitų jėgų įtakotas, jisai gali, sakykime, ten savo nuožiūrą kažką tai tokio ir pasakyti. Tai šitoje vietoje yra žiokia tokia rizika, jinai tikrai ne iš niekur tos emocijos sukeltos. Tai aišku, liūdna, kad
tom emocijom naudojasi politikai ir aš labai abejoju, jeigu ir tos politikus dabar prileistų priimti kažkokius sprendimus, ar tai būtų kardinaliai kažkokia pakeista ta programa, ar tai būtų tiesiog gražiau kažkaip tai įvyniota ir važiuotų tas pats garvežys tą pačią kryptimį. Tai mes puikiai atsimenam, kai prieš 16 metus čia visa alternatyva labai džiaugiasi, kad čiagi ir toks vajus buvo sukeltas, kaip ten naisių vasara, visi valstiečiai, ten visa kita, kaip jie čia blaivybę įves, kaip čia žmonės puolė, kaip čia mes gausim tos įstatymus, kaip vos ne Švedijoje, kad ten alkoholiu prekiaus porą valandų, ten 100 km už miesto ir taip toliau. Nu ir kas matom, kad absoliučiai nieks neįvyko. Gal ten įvedė papildomą valandą, kada ten tie negali parduotuvėse gal kažkas tai sutrumpėjo, bet nuo to alkoholizmas nesumažėjo, padidėjo, nes tol, kol veikia parduotuvė, reikia užsipirkti tiek, kad užtektų visiems. Ir galbūt žmogus ne tiek nepirktų, bet kadangi jisai žino, kad tos valandos yra sutrumpintos, tai reikia imti, kad užtektų, kaip sakant. Tai iš tų visų pažadų ir iš visi, taigi mes matėm, kad irgi, man atrodo, jeigu aš neklystu, tai ir ponia Šakalienė buvo išrinkta su valstiečių sąrašu. Ir ponas Skvernelis, kada jisai dar buvo valstietis, taigi jie tenais ir Stambulo konvenciją tvirtino ir visus kitus. O dabar ponas Veryga, matom, kad jau jisai užsiėmė kažkokią čia vėl įdomią tą jau tipo šiek tiek jau alternatyvę pusę, kur jau palaikys ten tas tradicinės vertybės ir panašiai. Tai šitoj vietoj, nieko negirdim apie kažkokius tai realius projektus, ką ateis įgyvendinti. Šitoje vietoje, tai, aš net sakyčiau, laisvės ten tie visi, tai jie bent jau saviems pažada, ne? Kad mes, kai ateisim, padarysim ten santokas arba dar kažkas. Ten jiems nelabai pasisekė, bet jie ten bando. Bet jie konkrečiai sako, mes ateisim, padarysim ir tos visus savo elektoratą kažkaip tai pakelia. Dabar šitas, taip vadinami įgūdžių šita programa, tai kiek ją, aišku, ta pati programa, jinai yra pakankamai didelė ir tenais, bet kad aš ten, iš tikrųjų, pačioj programai, kaip ir tu sakei, kad tenais, gali prikipti, bet gali ir neprikipti, viskas priklauso nuo žmonių, kurie dėstėsi. O kaip ir tu minėjai, kad tenais reikia turbūt kelių aukštųjų pabaigti ir specialistų surinkti, kad išdėstyti tą kursą. Tai čia panašu taip, kad gal kažkas tai nusirašys valandas, kažkokius tai pinigėlius, gal kažkas tai pabandys, aišku, iš tų mūsų spalvotų ir prakišti kažką tai tenais. Bet, aš pasikartosiu, kad, iki bėdos čia labai toli, nes, aš manau, kad ir tėvų reakcija būtų labai didelė, jeigu kažką tai vaikai ateitų, pradėtų pasakot. Ir aš manau, kad šitoj vietoj būtų per greitas žingsnis. Čia jeigu mes šnekam apie Overtono langą, tai kol kas dar nėra ta stadija, kada būtų jau žmonėms priėmimas. Ir per greitas kišimas į mokyklas sukeltų tik tai tą atmetimo reakciją ir šitas procesas greičiausiai susistabdytų. O dar ką aš prisiminiau iš savo, kada pats mokyklą lankiau, tai pas musgi ten irgi būdavo, ten jau, aš neatsimenu kurioj klasėje, bet jau tenais prieidavom iki, kuomet reikėdavo mokytojai paaiškinti, kaip vyras, dauginimas visą žmonių procesą. Ir mes sakydavom... 9-10 klasė, tai būdavo anatomijos pamokos ir jau tada prasidėdavo. 9-10 klasė būdavo. Ir mes, atsimenu, visą laiką mokytojo jokaudavom, kad reikėtų kaip visus dalykus kaip dėsto, tai pavyzdžių kažkokių parodyti. Kaip tai vyksta, tai aš taip įsivaizduoju, kaip tą visą spalvotojų turinį reikėtų pavyzdį padaryti, nes mūsų mokytoja, kadangi buvo tradicinio supratimo, tai jis sakydavo, kaip visi žinote, mokykloje vaikšto mano 2 sūnus, tai mano pavyzdys. Taip išsisukdavo, kaip tie spalvoti
visus oralinius klausimus ir visą kitą pademonstruos. Tai, bet čia 9 klasė, aš manau, kad tai būtų iš to tik tai pasityčiota ir baigtųsi visą kitą. Tai vat, jeigu ten žemesnėse klasėse, bet šiais laikais vaikai nėra drovus ir aš manau, kad šitas klausimas labai sušlubuotų. Čia matai, vat aš kaip supratau, koks yra dalykas. Ten yra savižudybių prevencija, yra patyčių prevencija, taip, yra lytiškumas. Dabar įsivaizduok. Tau pasako, kad tu gali būti, kas ten tik tai nori, ne? Ir kad tave turi visi priimti ir iš tavęs negali tyčiotis. O jeigu tyčiojasi, ne, tu gali kažkur tai kreiptis. Taip? Visas šitas komplektas, ne? Ir klausimas taip, mum tai kaip ir savaime suprantama, mes iš karto turim ten savo tas reakcijas, ne, nuo savo įskiepytų vertybių. Bet klausimas, kaip reaguos galbūt ne dabartinė karta, kur yra mokykloje, o karta, kurie ateis po jos, ne, po 5 metų. Tai va šitoje vietoje gal reikėtų žiūrėti daugiau į tą tokį ilgalaikį galima kažkokį tai efektą, negu į tai, kad va šiandien 7-okam pradės apie tai pasakoti ir 7-okai, žinai, pažiūrės, sakys, ne. Tai vėlgi, čia sakau spėliot, čia yra spėliot ir ten, kai prasidėjo dabar lysti viešumą, sakykime, tas interesų konfliktai, ten, kai, reiškia, pats sukūrė programą, pats ją pristatė mokyklom, tada pats sukūrė vadovėlius, pats juos parduodi, tada pats apmokė mokytojus, gauni iš valstybės už tai pinigus, ne, kai ten tavo giminaitis Seimo narys kažkoks. Tai, sakykime, ką žinau, čia ta tokia tiesiai šviesiai, va, tiesiog tai vyksta pas mus, tiesiai šviesiai, va, tokie vaizdžiai ir, nežinau, jau kelintas kartas žmonės praryja ir viskas tvarkoja, tu prasme, toliau važiuojam, laukiam, kas toliau bus. Tai šito vietoj sakau, nežinau, gal kodėl ten tave kažkas sakė, kad jau užsipuolė, ne, kad perėjai į kitą pusę kažkokią, galbūt tu nesureikšmini šito dalyko, žiūri kaip į kažkokius tai žaidimus, ne, o žmonės tiesiog emocijos persigandė ir dabar bet kokią frazę pasakyta, kad nusiraminkit, žinai, kaip ir praeitais kartais, kai tu sakydavai stop, banga tą raminam, nes čia kažkas ją sukėlė, žmonės irgi automatiškai reaguodavo, kad ką tu čia jūs, tai neaišku, kam dirbė, ne, o paskiau, kai išaiškėjo viskas, tada ne vienas nei žodelio nepasakė, kad tu buvai teisus, ne. Tai sakykime, šitoje vietoje gal vėlgi kažkam kažkas pasirodė, bet, kaip sakyt, man kas keiščiausia buvo, tai klausytis, vat, kur aš to buvau nusiuntęs tą nuorodą iš tos švietimo ministerijos klausimų atsakymų sesijos tėveliams, ne, kur būdavo užduoti klausimai, aš šiek tiek peržiūrėjau ten tos pilną tą versiją, kur nuorodą gavau. Reiškia, užduodamas klausimas, atsakoma per aplinkui, netiesiogiai klausimą, kažkokių tai tokių dalykų. Net bijoma frazės, ten terminus panaudot, kurie yra nurodyti. Taip aptakiai. Taip. Ir aptakiai ir žiūri į žmogų, kuris atsakinėja ir matai, kad jisai vartosi, kad tai yra ne jo atsakymas. Ir man kilo klausimas, kiek tau už tai moka? Žmogau, kiek tau už tai moka, kad tu taip šnekėtum? Nes matosi, kad tai yra, žinai, ne tavo. Ir va tas toks keiščiausias dalykas, kai žinai, reiškia taip, vat, gimsta vaikas ir jisai turi 2 socialinės lytis iš karto. Vat gimsta, nesvarbu, berniukas, mergaitė yra fizinė lytis ir yra socialinė lytis. Tai tos lytis yra 2, bet gali būti ir vėliau daugiau. Ir žmogus gali pats vėliau užaugęs pasirinkti. Ne? Tai sakykime, aš girdėjęs esu dalykų, pavyzdžiui, ten energetikose, visokiuose, net ant tose rytų praktikose, kad yra vyriška, moteriška energija pas kiekvieną, nes mes sudaryti iš tėčio ir iš mamos, teisingai. Bet reiškia, kad aš pats dabar nuspręsiu gimęs vyro kūne, ne, kad aš galiu būti tipo labiau moteris, ne, ir šitą kūną man reikia pertvarkyti. Man reikia pertvarkyti, nes aš tiesiog gimiau netoks, įvyko gamtoj klaida, reiškia, gamta klysta, taip. Jeigu aš tikiu į kūrėją kažkokį, reiškia, aš sakau, kad jisai grybauja konkrečiai, ne? Ir aš nusprendžiau, kad aš galiu pasikeisti. Tai mano, sakykime, asmeninė nuomonė, kad tai yra truputėlį kažkoks tai, kaip sakyti, fantazavimas, ne, švelniai tariant, taip, tai yra fantazija kažkokia ir
tos fantazijos jos gali turėti labai rimtų pasiekmių. Tai nežinau, kaip čia pas mus šitas dalykas įvyks, gal tiesiog jis bus sustabdytas, nukeltas galbūt ta forma pakeista. Bet tai vėl grįžtant prie tos darbuotojos, kuris sakė, jinai ir įvardina, ta prasme, vyras, moteris, ir pas ją iš variantų kažkaip panašiai nesakysiu. Jo, nenoriu atskleisti. Nenoriu atskleisti, arba kita, tai palaukit, tai čia kaip. Tai, bet aš noriu priminti visiems žiūrovom, kad iki berods 71 metų praeito šimtmečio visą tai skaitėsi psichiniais sutrikimais ir buvo gydoma, nes tai aš manau, kad vėl pasikeis tendencijos ir vėl mes grįšim prie sveiko proto, nes ateis į valdžią žmonėms ir valstybėms tarnaujantis žmonės, o ne kažkokiems tai interesams. Nes, mano gilių supratimų, jau dabar mes prieinam jau tos paskutinės ribas, kada, iš tikrųjų, jau dalintis nebėra ką, jau šalis praktiškai visam pasauliu yra praskolintos. Čia kalbant ne tik apie mūsų šalį, bet apie visas kitas. Nei viena neišimtis, visos dėl to ir palaiko tuos karus. Ir sukelia ir palaiko tos karus vien dėl to, kad jau jie negali ekonomiškai nieko paaiškinti. Visur kažkokios krizės, visur kažkokios infliacijos, visur dar kažkas tai darosi, kažkur bedarbystės ir taip toliau. Tai tam, kad visą tai gesint, reikalingos kažkokios tai priežastys. Karas tam labai tinka, nes kada kariauja, tai ten krūvos įstatymų priimamos, kad negalima ir gali pirkimus daryti bet kokius, ir už pasisakymus vis tave labai greitai gali ten uždaryti, ir žmonės, aišku, yra utilizuojami taip ir sprendžiamos užimtumo problemos ir visos ekonominės ir visokios kokios. Be abejo, pramonė ten įsijungia iš paskutinių, viską štampuoja, gamina ir gaunasi tos valstybinius užsakymus ir taip toliau. Žodžiu, viskas krūta. Ir panašu, kad ir dabar, ir mūsiškiai labai norėtų pakariauti. Toks yra jausmas, kad iš tų visų dabartinių valdančiųjų pasisakymų ten ir ponas Kasčiūnas dabar sakė, kad jis jau ten organizuos kažkokias brigadas kiekvienam rajone. Ir Lenkai pasienį tenais belenkiek susivežė amunicijos ir visą kitą, ir jau čia sklando gandai, kad jau, kaip tenais čia, mačiau, kad dalinasi jau kažkas tai buvo pasipiktinęs, kad jau čia Lenkija ir Vilniaus kraštą su Lvovu skaito, kad jau čia jie nepamiršo čia Lenkų tos dalies, tai kažkas ir kažkokias teritorijas pretenduoja. Žodžiu, visiems reikėtų pakariauti biškį, nes, taip, visi šito... Jo, atėjo šitas laikas. Tai, ir tas momentas su tais visais spalvotais dalykais, jisai irgi dabar turi galimybę, kažkas tai turi ant to galimybę tiek į vieną pusę, tiek į kitą, bet grįžtant prie vyro ir moters, tai aš ką norėjau pabrėžti, kad, iš tikrųjų, nesudėtingai yra 3 variantai, ne? Aš sakyčiau, kad yra vyrai, yra moteris ir yra nepritarintis veidrodžiui. Kaip čia pasakyti? Prasme. Būtent, labai gerai pasakyti. Yra savęs nepriėmimas, jo. Jo, tai kuris yra, kuris visais laikais būdavo kaip ir, nes, mes bet kokį žmogų, absoliučiai bet kokį žmogų, galim arba mėgti, arba nemėgti. Čia nuo mūsų noro priklauso. Man jis gali patikti, gali nepatikti. Ir tu tik pats nusprendi. Tai lygiai taip pat yra ir su tais apsisprendimais, kas tau patinka. Aš jau gal labai būsiu, tikiuosi, kad neižvelgs čia niekas jokių... Išvelgs. Tai bet iš tikrųjų tai ir tam žmogui pakankamai lengvai turėtų būti ir energetikai, ir visi kiti žmonės pakankamai lengvai galėtų padėti, nes gali būti, kad, pavyzdžiui, šiais laikais vyrus augina
vienišos mamos ir jos ten biški tos moteriškos energijos gal biški per daug duoda. Ir tos vyriškos energetikos kažkiek tai trūksta. Ir gaunasi taip, kad jau kadangi tai ir gaunasi taip, kaip gaunasi. Bet visi šitie klausimai, mano supratimu, pakankamai lengvai yra pataisomi. Tai čia jeigu apie šitą pusę kalbėtų. O čia aš jaučiu sukelsiu avilį, žinai, jį su pagaliu ir pamaišyti tenais. Tai va, bet, tikėsime, kad čia mūsų nelabai kas klauso. Jo, čia įdomus dalykas. Aš atsimenu tiesiog paprastus pavyzdžius duodavo, vyras su moterim nuvežk į kažkokią negyvenamą salą, atvažiuok tenai po 100 metų, ten pamatysi kaimelį kažkokią, ne? Nuvežk vyrą su vyru į negyvenamą salą, ne? Arba moterį su moterimi negyvenamą salą, atvažiuok po 100 metų, rasi griaučius, teisingai. Tiesiog, yra gamta. Ir kaip tu sakei, savęs tas nepriėmimas, jisai daugelį, sakykime, sričių yra išplitęs, išlindęs ir ant to paremtas visas kapitalizmas, sakyčiau, ne, kad tau reikia kažko, nes toks, koks tu esi, nesi pilnas, ne, koks tu ten galėtum būti, ne, tau kažko tai reikia ir taptų tobulų. Tai va šitam visam tokiam ir išplito, kad kalbant apie dabar apskritai apie visus šitus seksualinius potraukius, ne, vat, pavyzdžiui, buvo tyrimas vienas darytas, čia pažįstamas labai tyrinėjo, Amerikoje važinėja, tai jisai kategoriškai tokią nuomonę turi, nors yra pakankamai toksai, sakykime, lankstus žmogus. Sakė, daugumos pedofilų sugautų apklausus, nuo ko visą tai prasidėjo, visi sakė, kad prasidėjo nuo internetinės pornografijos ir paprasta jau būdavo nuobodi, tiesiog nuobodi jau priprasdavo ir norėjosi kažkokių naujų pojūčių, naujo stimulo. Ir vis kažko žiauriau, kol ateidavo iki vaikų ir po to ateidavo reiškia, jam noras patirti tai iš tikrųjų. Tai va, praktiškai visi, kas su jais bendravė, ten psichologai, taip atsakė. Tai va, tai šitas, sakykime, dalykas yra iš to nuolatinio stimuliavimo, nuolatinio noro ir pas žmonės atsiranda tokios mintis, kaip čia daro, savo kažko tais prisigalvoti, vėlgi prie to ir veda. Ir kiek aš žinau, pavyzdžiui, yra netgi toks įsireiškimas, kaip jisai chemseksas. Reiškia, chemseksas tai yra apsvaigus nuo kažkokių tai medžiagų mylėjimasis. Kai apsvaigsti nuo medžiagų, tai jau ten pasidaro vienodai, su ko tu mylėsi. Ne? Savo patirtim galiu papasakoti, aš tų medžiagų daug privartojęs ir ten, nežiūri jau žmogų, yra kažkas ten eini ir ten visokios, sakykime, kas ten kokios girdėjęs, ten orgijos ir čia Lietuvoje būdavo ir dabar netgi jau straipsnius rašo apie svingerių vakarėlius ir giriasi žmonės, kad organizuoja, tai viešai eina. Ir ten viešai kalbama apie tai, kad vartojimas yra tam tikros medžiagos kažkokios. Tai vėlgi visas šitas per didelis stimuliavimas mūsų tos nervų sistemos motyvacinės ir veda iki visokių tokių, pavadinkim, iškrypimų, nukrypimų, kaip jos pasakyti. Ir dabar klausimas, kokiu tikslu visą tai yra diegiama ten tose mūsų mokyklose, nes pavyzdžiui mūsų, pavyzdžiui, net nereikia mūsų, prieš 10 metų kokių, ar prieš 20 metų. Atsimenu, buvo kažkoks straipsnis 2009 metų, kai vaikų darželiuose buvo kažkokia programa apie tos 2 princus, kur aš tau pasakoju, ne, tą knygutę mačiau, tai buvo vaikų darželiuose šitas skaitoma. Ir čia buvo sukilę ten visokios vaikų teisų tarnybos, lygių teisų kontrolierės, kai čia vyksta vos ne prokuratūrai buvo duotas tyrimas, kaip jūs galit vaikam tokius dalykus į vaikų darželius, ne? Ir tai buvo prieš 15 metų, 14 grubiai tariant, ne? Ir dabar visą tai jau kaip ir, jau ateina į mokyklas, ne, toksai. Bet kas keisčiausia, aš atsimenu, taip įdomiai sutapo, kad aš tą informaciją perskaičiau ir vėliau mano brangioji pasidalino tosgi Pinskuvienė iš Širvintų merės ten to video, kur interviu jinai kalbėjo. Ir maniškiai prie mūsų, dabartinio miesto, reiškia, merą prisėgė, sako, ir uždavė klausimą,
postė Facebooko, o ką mūsų meras šito klausimu mano, ne? Nu, jis, aišku, nieko neatsakė, aš sakau, man labai, bet sakau, šaunuolė, kad tu prikabinai, ir pati nežinoja šito dalyko, bet sakau, reiškės, jis ir negalėtų tau nieko atsakyti, dėl to, kad tuo metu, kai programa buvo pasirašyta, ne, tais 2009 metais, ją pasirašė tos pačios partijos pirmininkė, jinai buvo sveikatos apsaugos ministrė berods ar kur ten. Ir dabar, supranti, jam komentuoti šitą dalyką, kaip ir partijos politika turbūt neleistų, nors asmeninė galbūt nuomonė yra kažkokia dėl to, kad turi mažamečių vaikų, kiek aš žinau. Tai va, tai šitoje vietoje man kyla klausimas, kasgi laimės Lietuvoje pas mus, ar tas sveikas blaivus protas, ar, sakykim, kažkokių jėgų diktuojamas tas naratyvas. Ne? Tai kad nepanašu, kad sveiko, supranti, kad nei pas vieną pusę sveiko to proto nėra, nes visuomenė jinai dabar prisigalvoja pati tų baubų. Vat, yra bijoma baimės. Vat, į priekį vat, žiūrint, ne, nes iš esmės aš nematau ko bijot. Faktų, kad mokyklose tai dėstoma nėra, kad specialistų kažkokių tai irgi nėra, yra galbūt kažkokie pavieniai atvejai. Ir jau, ta prasme, kelt tą bangą, tai aš sakau, yra du variantai. Arba jie nori sukelt tą bangą pasipiktinimo ir paskui jau kada visi išsispjaudys visą savo tulžį, visą savo jau, kaip ir praeistą bangą tada įdiegt. Arba čia mes matom, kad jau politikai eskaluoja šitą klausimą, jau organizuoja žmonės, peticijas ir visą kitą. Tai man panašiau yra į tą antrą variantą, nes net nepasiruošta niekur, nei tam dėstymui, nei nėra kam dėstyti, nei yra ką dėstyti. Tai yra kažkokia pasirašyta programa, svarbiausia pati programa, kaip ir tu minėjai, jinai ten tikrai turi pakankamai gerų dalykų. Ir aš manau, labai daug. Ir aš manau, kad tenais netgi čia ne Lietuvoje jinai yra galvota. Kažkas tai atsiuntė, ją išvertė į lietuvių kalbą ir čia viską dėgia, kaip ir visada dėgia. O kaip ir tu minėjai, bet tai mes dabar, žinai, gal paanonsavom tą filmą, žinai, kurį aptarsim. Sound of Freedom. Jo, aš kaip tik šiandien peržiūrėjau tą filmą ir, kurį tu aspektą, kai kalbėjom, kas tau iš to filmo, kaip jisai tau pasirodė? Aš kino teatre buvau nuvažiavęs, nes vis tiek girdėjau tų visokių atsiliepimų. Tai poroj vietų, aš kai žiūrėjau į tos mergaitės tėtį, man tada ašara buvo kažkaip tai išbėgus, žiūrint į jo emocijas, aš bandžiau galbūt suprasti, įsijausti, ką jaučia tėvas, kai dingsta jo vaikas ir kai jisai žiūri tą lovą. Mačiau aš, aišku, daug rūkimo, daug alkoholio, kas vėl man kėlė klausimų. Aišku, tas rūkimas, alkoholio vartojimas buvo rodomas praktiškai tik tai tos pusės, kuri yra rodoma neigiamai, reiškia, kaip tie neigiami personažai. Tai šitoje vietoje kaip ir, plius minus tam, aš nelabai kibau. Aišku, tas standartinis toksai dramos dalykas, kadangi filmas amerikietiškas, tai turi būti drama, turi būti herojus kažkoks, išgelbėt kažką, visas šitas siužetas turi būti išlaikytas, kas ir buvo, bet kad visa tai buvo paremta tikrais įvykiais ir kad tai vyksta. Man ten vienoje vietoje užstrigo tas momentas, kad sako, kiek tu pedofilų sugavai, kiek tu vaikų išgelbėjai. Ir pabaigoje statistika, kad visa tai auga labai didžiuliais tempais. Ir kuo daugiau apie tai šnekam, tuo labiau tai auga. Toksai įdomus dalykas, ne? Dabar aš, supranti, savo, žinai, kaip pasakysiu, aš visą laiką dabar žiūriu į viską, supranti, per pasakyti tokį, žinai, nepasitikėjimo prizmę. Ir man tas filmas, jisai toks yra labai laužtas iš piršto ir labai pritemptas prie tam tikro konspiracijų naratyvo. Tai aš paskui įsivedęs, žinai, į Wikipediją ir paskaitęs, kad pagrindinis aktorius palaiko QAnonus ir visą tą
naratyvą, tai man, nu, ir vėlgi išleidžiamas tas filmas prieš pat Trumpo naujus rinkimus. Ir vėl supranti. Bet, na, čia tas bendras toks fonas viso šito filmo. Bet, ta prasme, žiūrėk, Zelenskį išrinko, ne? Ne, bet aš jau paskaitau. Bet šitas filmas yra, kadangi ta visa konspiracinė teorija, jinai labai daug metų kalbėjo apie tai. Ir ten apie tą Epštyno salą, ir čia vėl ta sala matoma, ne, ir ten apie, ir būtent tas pagrindinis aktorius, kiek aš skaičiau, įkūręs yra kažkokia asociacija vadinama ten požeminiais geležinkeliais ir taip toliau. Nu, tokių yra labai daug sąsajų su ta konspiracinė visa teorija, kas tenais buvo eilę metų visi žmonės gąsdinami apie tos visus tvirkinimus, bet faktiškai nieks neįvyko. Na, aišku, ten Trumpo neperinko, pavogė tos rinkimus, jisai vargšas nieko negalėjo padaryti. Ir gaunasi taip, kad tas filmas yra kaip po parodimas, kaip po pergalė. Visų, nu, kaip jau čia tas išlaisvino kelis vaikus, išlaisvino šitą vaiką, parodė ir taip toliau. Bet, nu, tai yra daugiau tas toks patvirtinimas visiems ir vėlgi pervažiavimas per visus tos jausmus. Na, žmonių, vėl pakeliama ta visa, nu, taigi buvo eilę metų vis jaudinama šitom teorijom. Praktiškai mūsų kolegų laidose, turbūt aš jam vieną kartą minėjau, sakau, tu pabandyk savo laidą pasižiūrėti, bet savo balsu. Tik tai tos paveiksliukus, ką tu rodai. Ir aš vieną kartą pasižiūrėjęs supratau, kad, nu, gražaus čia nieko, žinai. Ir buvo tik tai erzinama, supranti, keliamas tas žmonių pyktis, kuris niekur nevedė. Bet yra dar vienas koks momentas, ten gale to filmo yra paminėti skaičiai, žinai, kai tenais 250, man atrodo, milijardų yra apyvarta viso pasaulio, ten prekyba ir ten skaičiai tokie, kiek ten tų žmonių yra ir taip toliau. Man keista, iš kur jie žino tos skaičius, ar čia juos visus dingusius žmonės skaičiuoja, ar kaip, nes, nu, keista, bet ne apie tai norėjau pasakyti, bet kas yra dar visą laiką, nu, kaip ir propaguojama, kad yra labai blogai, kada yra kameros visur, ne? Yra labai blogai 5G, yra labai blogai skaitmeniniai pinigai. Tai dabar, jeigu pasižiūrėjus, ne, tai šitie 3 dalykai šitą klausimą iš principo išspręstų. Bet visas tas QAnonų judėjimas, jisai labai priešinasi skaitmenizacijai, skaitmeniniams pinigams ir visiems kitiems dalykams. Nes jeigu pas tave stovėtų visos ten gatvės filmuotųsi, ne, ir ten 5G online perdavinėtų tos duomenis, tai tos vaikus būtų pakankamai sunku pavogti. Jeigu tuos telefonus tai visi labai bijo tos čipizacijos. Tai mes kiekvienas kišenį nešiojamės po čipą. Taip vadinamas telefonas, tai jisai ten tavo, absoliučiai. Tai jeigu visi labai priešina, tai išmeskit tos telefonus. Bet tai visos šitos technologijos, jo labiau, kad žmonės naudodamiesi tai socialiniais tinklais, tai jau yra skaitmeninis konclageris, taip vadinamas ir visa kita. Nes jūs ir patys, ir socialinį reitingą jūs patys darot su savo laikais, dislaikais, komentais ir viso kito. Tai jeigu jūs vertinat gerai, tai kaip, tai čia ir yra vertinimas. Jeigu jūs žiūrit, jeigu jūs domitės, jeigu jūs laikinat, tai ir yra jūsų socialinis reitingas. Jūs išreitinguojat to žmonės. Ir galit pasmerkt, galit pakelt. Čia viskas tame jau mes esam ir labai senai. Mūsų pabiški prie to įpratina. Bet kažkodėl tai niekas to nepastebi. Bet kitas dalykas yra, kad jeigu mes norėtumėm, jeigu tai būtų visos tos priemonės įgyvendintos, o jos ir bus įgyvendintos, jau čia laiko klausimas yra, tai tų vaikų fiziškai nieks negalės nei pagrobti, nei apgauti, nei kažkur dingti, nei jos kažkur pervežti.
Nes man buvo labai naivu, šitam filme rodė, nu, aišku, tai galbūt, bet netgi mūsų Klaipėdoje, ne, konteinerius praktiškai visus šviečia, skanuoja. Į tas teritorijas tu niekur neįeisi. Tai čia turi būti, nu, ir kitas dalykas, nu, tas filmas, jisai su realybė, nu, ir tenais dar filmo gale yra parašyta, kad destinacija visų tų gabenimų yra Jungtinės valstijos. Nu, tai Jungtinės valstijos uostai ir visa kita, neutralios teritorijos, bet ten aš nežinau, ten kokiam lygiai turi būti viskas papirkta, kad tai jau taip laisvai viskas judėtų. Ir pagrindinis yra dalykas viso šito klausimo, ne? Nu tai mes šnekėjome, ne? Ten 5G ir kameros sustatytos, ne? Su veidų atpažinimai, su visu kitu. Labai stipriai apribotų šitos visus gabenimus. Bet pagrindinis momentas tai yra skaitmeniniai pinigai, ta vadinama CBDC, ne? Ir tai kaip tu atsiskaitysi, jeigu visos tos finansinės operacijos, jos yra atsekamos ir tai paprasčiausiai tokios sumos pinigų ir nelegali ta pati žmonių prekyba ir išnaudojimas ir visa kita, tai taptų didžiąją dalim neįmanomos. Nes atsiskaitimo būdų neliktų. Ne, nu palauk, kaip neįmanomas. Nu, pavyzdžiui, aš imu pavyzdį narkotikus, ne, ten kokaino, to paties kontrabandas visas. Jįgi negabena tiesiogiai kaip kokainą ir už jį nemoka pinigų kaip už kokainą, ne. Tai yra pastatomas įmonės, kurios užsiema, nežinau, ten paprikų kokią nors, pavyzdžiui, ar ten pomidorų, ar kažkokių tai, nežinau, bananų džiovintų prekybą, tai jos užsiema realiai tais bananais, ne, bet tiesiog dar papildomai į tenai įkiša šitą. Ir tiesiog jos pinigus gauna, realius pinigus už realias prekes, tiesiog į visą šitą srautą yra įpaišoma dar papildomai kokainas. Ir tiesiog pridedama, reiškias, nu, sakykime, marža kažkokia, kuri galbūt nusėdo offshore'inėse kažkokiose kompanijose. Tai tu nori pasakyti, kad kokainą oficialiai parduoda kaip bananus? Tai kiek tu bananų turi parduoti? Nu, aš tau kaip pavyzdį pasakiau bananus. Tai aš tau ir noriu pasakyti, kad gabenimui, aš suprantu, kad tu šneki, kad tai yra kažkokie tai verslai, kurie realiai užsiema visai kitais dalykais. Bet atsiskaitimai visam pasaulyje už juodus dalykus yra arba grinais pinigais, arba dabar kriptovaliuta. Nu taip. Bet kriptovaliuta, kuri neva su nieko nesurišta ir nekontroliuojama. Bet jeigu ta kriptovaliuta būtų kontroliuojama centrinių bankų arba valstybių, tai jinai yra atsekama ir tu gali patikrinti visas operacijas ir visą pinigų skaidrumą. Tai mes kalbam, o įsivaizduoju, kad jeigu išimami gryni pinigai, kaip tu atsiskaitysi? Pavyzdžiui, kaip tu nusipirksi kokainą? Aš nekalbu dabar apie gatvės prekybą. Tai bet tai susiję, supranti, jeigu tu iš gatvės negauni grinų pinigų, tai tu tada negali daryti atsiskaitimų ir didelių atsiskaitimų. Tada turi kažkokius brangakmenius, dar kažką, tai kas, nu žodžiu, labai apsunkėja. Yra praktiškai tampa Žmonės, žinok, lengvai lys. Aš, pavyzdžiui, savo atsimenu klausimą tokį uždavinėdavau, ne, kai aš ten kažkada pirkdavau. Galvodavau, o galėtum tu man išrašyti sąskaitą faktūrą, žinai, nu, tai pajokaudamas, taip, nu, tam pardavėjui, taip. Jis, aišku, negali išrašyti, nes tai yra jo nelegali veikla, bet iš esmės jis galėtų atsidaryti įmonę, konsultacinę įmonę, taip, ir jis galėtų už savo konsultacijas man išrašinėti sąskaitas, taip. Jis taip legalizuotų pajamas, kurias gauna iš manęs, ne, ir viskas kaip ir pasitvarkoj būtų, bet, nu, žmonės gatvinėje iki to, nu, protas neneša dar iki šitų dalykų, taip. Bet kalbant apie, ką aš tau, kokią ten schemą maždaug pasakoju, tai čia kalbam apie didelius kiekius, kurie eina dideliais kiekiais, ten tonomis, kurie važiuoja. Tai ten yra per normalias įmonės, kurios normalią prekybą užsiema, kurios normalias apyvartas daro. Aš nekalbu apie tos, kurie ten kažkur tai, žinai, skrandį prarijo, oro uoste gabenasi. Tai vat, o, sakykime, gatvį kaip nusipirkti, nu, pavyzdžiui, tu gauni atlyginimą skaitmeninę valiutą, ne, kažkas gauna, sakykime, prekę, taip, tai vėlgi tu gali atsiskaitinėti už kažkokį išgalvotą dalyką, ne, o tau žmogus atiduos tai, ko tau reikia. Tai yra labai lengva atsekti rytis. Tai žiūrėk, jeigu tu įvedi bet kokį produktą, tai tu turi suorganizuoti gerai konsultacijas.
Tvarkoj. Bet tu supranti, kad tu realiai tada turi mokėti mokesčius nuo to, vis ten buhalterija turi būti ir paskui sakys, palaukit, o jūs čia kaip konsultuojat. Ir gerai, tai supranti, tai tu turėjai įmonę ir galėjai ten kažką, tai tau buvo reikalinga ta sąskaita. O žmogus, kuris yra narkomanas ir vartojantis ir taip toliau, nu tai pas jį iš pradžių gal su verslais būna viskas tvarkoja, bet paskui būna labai liūdna. Ir supranti, čia laiko klausimas, kada paaiškės, kad ten nebuvo jokių konsultacijų, kažkas pradės pridavinėti, kažkas iš kažkur kažką pradės daryti ir iš karto galai sueis, kad tas žmogus, kuris kažką pardavinėja, jokių konsultacijų niekada nedarė ir negali daryti. Ir šitai pridenginėti verslus, plus, nu tu įsivaizduok, ant kiek sudėtingė, aš manau, kad bus atrasti kažkokie tai ten, kada abi šalis, viena nori nusipirkti, kita nori parduoti, jie ras kaip tai padaryti, aš nebejoju tam tikram lygiai ir bus ten, kaip ir tu sakai, bet esminė problema tai yra, kada yra išnaudojami tie, kurie nesutinka su tuo. Kada yra tie patys ir vaikai vagiami, ir žmonės vagiami, ir ten dar visokie. Tai sakau, tai gaunasi taip, kad jeigu tai yra 250 milijardų apyvarta per metus, prekyba žmonėm ir visą kitą, tai tu šitų, kaip tu įsivaizduok tokius pinigus, tai plus turi sutapti visa veikla ir visa kita. Tai čia, be grinų pinigų aš to neįsivaizduoju. Ten bitkoinas dabar tam irgi pakankamai stipriai padeda. Bet jeigu tai centralizuoti ir prižiūrėti, tai kitas dalykas, tai tėvai nesusitvarko, dabar su vaikais ir jie tenais vartoja ir taip toliau. Tai jeigu atsiranda tik skaitmeniniai pinigai, tai ir vaikas gauna tik skaitmeninius pinigus ir tu matai pilną ataskaitą, kur jisai juos išleidžia, jis neturi fizinės galimybės jo nusipirkti. Šeima, pavyzdžiui, jeigu tenais ar žmona, ar vyras, ar dar kažką, tai keistai pradeda elgtis, tu matai, kad yra kažkokios tai išlaidos, kurios visos tu gali patikrinti. Visi pinigai, kurie kaip vaikšto. Čia tas pats yra su kazino visos problemos, kur žmonės ten ir meluoja, ir skolinasi, ir bet ką daro. Jie paprasčiausiai negauna pinigų, nes tu jų negali gauti. Tu gali pas kažką eiti skolintis, bet tu, pavyzdžiui, tų skaitmeninių pinigų jau nelabai pasiskolinsi, jau ten turi būti kažkokie tai, gali būti kažkokios tai ribos, bet tu iš karto, pavyzdžiui, yra ten tie elektroniniai krepšeliai, visą kitą, tai yra viskas atsekama. Ir jeigu tai, aišku, mums ten sako, čia skaitmeninis konclageris, čia visus kontroliuos, visą kitą, tak ir mus ir taip visus kontroliuoja. Tik tai gaunasi taip, kad mūsų valdžia gali visiškai be jokių problemų vogti. Ta prasme, netgi visos tos įmonės, kurios vykdo valstybinius užsakymus ir taip toliau. Visos jos ir tikrina tos pačios mokesčių inspekcijos, savi žmonės turi tas savo sąsvinukus, kuriuos reikia tikrinti, kuriuos galima tikrinti, kurių negalima tikrinti. Ir viskas taip važiuoja, tos įmonės vieną dieną gauna tos užsakymus, paskui dingsta, čia yra begalė tų istorijų. O įvedus skaitmeną visą tai iš karto dingsta, nes iš karto klausimas, kur, kaip, kas, kodėl, viskas yra skaidru ir matosi. Tai mes grįžtam vėl prie tų visų sąmokslo teorijų, kad visus jaudina, kaip čia taip, bet tuos sprendimus, kurie gali visą tai įspręsti, jie iškart sako, ne, čia mes prieš tai, mes prieš skaitmenizaciją, mes prieš paprastą statistiką. Dabar praktiškai nusikaltimų gatvė sumažėjo, aš nežinau kiek. Praktiškai jų nebėra, todėl kad daugelis vietų yra filmuojama ir ten yra aplink mokyklas filmuojama ir taip toliau. Visur mažėjo, ten, kur atsiranda kameros, ten dingsta nusikaltimai. Aš kažkada tai su vienu vagim bendravau ir sakau, yra namas, ką reikia padaryti, kad jį apsaugot, kad jo nevogtų. Tai jis pasakė paprastą dalyką.
įstatai apšvietimą, kuris įsijungia judesio daviklis, ir pastatai kamerą ir nieks pas tave neis. Tai netgi butaforinės kameras pastatyk ir jau nieks neis. Nes visi supranta, ką tai reiškia. Tai reiškia, nusikalstamumą gali eliminuoti per su skaitmenos pagalba, paprastos kameros ir dingsta visi nusikaltimai. Tai dabar mūsų erzina pastoviai tom pedofilijom visom, išnaudojimas ten ir visom kitom, bet kita ranka visas tas priemonės, kurios tai gali spręsti, irgi nenori įdeginėti. Tai man šito vietoje yra keiščiausia. Ir aš prieinu prie to, kad, suprantate, mes grįžtam prie paprastos manipulacijos, politinės jėgos, kuri nori suagituoti ir prasistumti save į... mes matom, kad visam pasauliu. Tai čia ir Rusijoje atgarsiai yra, ir Europoje atgarsiai yra visos šitos veiklos, šitos sąmokslos teorijos. Ir Amerikoje, ir daug labai žmonių yra sukelta, ir politinės jėgos, jie nieko nenori pasiūlyti, absoliučiai nieko, pagerinti visuomenės, bet jie iškelia šitą, pedofilų klanas valdžioje, iškelia šitą, nei gali įrodyti, nei gali kažką patvirtinti. Bet yra šitas ir kuriami tokie filmai. Tai mano nuomonė apie visą šitą situaciją yra tokia. Yra visiškai banalus, iš piršto išlaužtas filmas. Tik tai tam, kad suerzint žmonės ir sakau, ir eilinį kartą aš įsitikinęs, kad tai yra vėl ruošiama Trumpo rinkimams. Ir visiems kitiems, ir netgi Lietuvoje pas mus atgarsiai irgi tie patys ateina. Ir su šitom programom mokykloje ir visa kita. Ir vėl žmonės iš politikų negaus absoliučiai jokių sprendimų, ten ar investicijų, ar kažkokios infrastruktūros gerinimo, ar darbo vietų kūrimo, ar ten negaus absoliučiai nieko, nes negali nieko pasiūlyti. Aš nežinau, kodėl, kas yra atsitikę su visom šalim. Niekas nepasiūlo kažkokių tai sprendimų, nes praktiškai viso pasaulio ekonomika žlunga. Visos sugeba tik tai skolintis ir pjaustyti biudžetus. Tai reiškia vykdyti kažkokius valstybinius užsakymus ir iš to gyventi. Tai žmonės suneša mokesčius, o politikai su savo šaikom, nesvarbu, kairių, dešinių ar dar kažkokiu, tiesiog išsipjausto tos biudžetus ir viskas. Ir iš esmės vyksta degradacija. Ir tas degradacija yra pridengiama pseudo kažkokiom tai kovom su kažkokiais tai pseudo sąmokslo teorijom. Čia aš aišku prišnekėjau baisių dalykų, dabar būsiu tai prasme prišnekėjau baisių dalykų, nes iš vis taip net galvot negalima. Aš čia viešai, nes aš čia už konclagerį, už vieną pasaulio tvarką ir taip toliau. Tai va. Bet tai tu dar gal kažką šitą temą apie filmą. Matai, tu visur dabar išvilginėjai tas visas sąmokslo teorijas, aš galbūt žiūriu daugiau į tai, kaip žmonės emociškai tai veikia. Ir aišku, atsimenu, Pietų Amerikoje buvo toks dalykas, kad čipuodavo vaikus, nes jos labai dažnai grobdavo. Ir tai yra normali tenai praktika, turtingos šeimos, reiškia, kažką tai įsiūdavo, ne? Tai dabar jau mes galim savo vaikam į telefonus instaliuoti programėlės, kurios anksčiau buvo prieinamos tik tai spec tarnybom, ten pasiklausimas, kai telefonas guli, ten, kad jau matyt, kur tavo ten vaikas yra, tai jau čia kiekvienas praktiškai, kas išmanų telefoną turi, gali padaryti. Ne? Tai vėlgi šitas filmas, aš sakau, daugiau žiūrėjau iš tos pusės, kaip jis emociškai paveikia. Ir, vis tiek yra tėvai, kurie susiduria su tokiam situacijom. Tai aš per tą prizmę daugiau žiūrėjau. O kad tuo pasinaudos visų šituo, nes jau mačiau ir straipsnių, kad ir pats Trumpas organizuoja ten peržiūrą šito filmą pas save ir su aktoriumi, ir su tuo pačiu agentu. Tai, kaip ir aišku, nes tikrai, kaip ir tu minėjai, labai atitinka visą tą tokį naratyvą tos visos tos teorijos. Aš labai mažai man teko su ja susidurti, nežinau, man jinai nepatraukliai atrodė, aš kai pamačiau pirmus filmukus to viso judėjimo tiesiog internete. Man iškart viduje toks jausmas yra, kas čia dar vienas kažkoks tai, nežinau, ne tai, kad panašus kažkokios, ne tai, kad siektos, ne dar kažko, bet tas toks
kažkokio garbinimas vieno žmogaus, jisai ateis čia išgelbės, nu, vat, nežinau, kažkokios galbūt krikščionybės, netgi vat, paremta to modeliu, Tai kaip koks Jėzus Kristus ateis. netgi ir simbolikos yra labai daug biblinės ir būtent Jo, tai vat, tas toksai, jūs gelbėtojo ir žmonės taip nieko toliau. nedarykit. Jo, jūs nieko nedarykit, laukit, ateis gelbėtojas, jūs išgelbės, jūs tik tai melskitės, klausykit, ką mes jums sakom, bet toks, vat, reiškia, nu, jūs už savo gyvenimus atsakomybės nenešat, už jūs viską sutvarkys. Tai vat, toks, kaip sakykime, dalykas, o baimiai kaip sėdėti. Tai kitaip žmonių neišlaikysi, turi baimiai sėdėti nuolat, kai jis baimiai sėdės, tada logiškai jau nebemasto. Ne viskas, jisai laukia, kas čia toliau bus, kasgi mus išgelbės. Tai vėlgi, kalbant apie šitą filmą ir jo sukeliamus efektus, tai tu vat, gerai uždavai klausimą, o kas toliau, ne, o kas toliau, ką žmogelį daryti šitą filmą pažiūrėjus, ne, vaikščiot bijot, ne, vaikų vienų nepalikinėt, nu, taip, gal teisingai, labiau prižiūrėsi savo vaikus, ne, šitą filmą pažiūrėjęs, bet vėlgi, o koks efektas bus šalutinis, kad, nu, kurie čia politikai mus išgelbės, ne, ir vėlgi ant tos bangos pasinaudoja, tai žiūrėsim. Aš tai sakyčiau taip, dabartinė ta pozicija tokia daugiau galbūt stebėtojo renkuosi, nes tos emocijos, kai užkaista, pats jaučiu, kad galvoj pradeda sukti sprendimai, kurių, sakykime, ramybės būsenoje tikrai niekad nepriimtum. Tai, vat, pažiūrėjus tokius filmus, aš manyčiau, reikėtų laiko šiek tiek nuslūkti, atsiraminti ir pasižiūrėti, neatsakyti klausimą, kam visą tai naudinga. Tai vat, galbūt tu jau ištreniravai save žiūrėti tokius filmus per tą prizmę, kaip aš ištreniravau save žiūrėti filmus, kur yra alkoholis ir rūkimas, nuolatos vaizduojami, žinai, ir man iš karto kabliukas yra. Tai vat, o dabar kaip čia, ką žinau, toliau tėvam, aš manau, kad šitą temą čia toliau bus eskaluojama, diskutuojama ir vėl, kaip visada, ta įla išlys iš maišo, ir pamatysim, kieno tas tikras veidas. O dabar kas čia po metų pas mus rinkimai, ne, aš net nežinau, ten kitais metais. Net ne po metų, pavasarį prezidento, jo, po metų kitą rudenį Seimo. Tai labai gerai, šiaip yra labai gerai, kad, na, jie jau ruošia visą tą dirbą, jau matosi, kas čia bus daroma. Tai lygiai taip pat, kaip matėsi ir šeimų sąjūdžio visą programą, ką jie veikia ir kurie tenais tas visas veikimas. Tai ir čia šitas dar aiškiau matosi. Tai aš manau, kad tik tiek, kad gaunasi, kad labai sunku tada normalias iniciatyvas organizuoti, kada, nu, tada žmonėms labai lengva susipainiot. Tai ir šitie lygtais gero nori, ir šitie lygtais gero nori. Ir tos visos iniciatyvos tada susipainioja. Ir gaunasi taip, kad kas kokią iniciatyvą bedarytų, visos jos praktiškai susinulina. Ir, bet, gal kažkaip tai žmonės su laiku sugebės atsirinkti, kas realiai kažką tai daro, o kas tik tai naudojasi emocijom ir iš tų emocijų pelnas. Taip, tai paprasčiausias dalykas, žiūrėti faktus, nuveiktus dalykus, ką kas padarė ir viskas. Realiai, ką kas padarė. Tiesiog faktus. Arba ką siūlo padaryti. Tiesiog siūlo, nu, tas geriausias, ne, tipo, įsivaizduoju, ne, ateini į firmą, ne, žiūri, ten, kaip mes kažkada dirbom vieną firmą, ne, nu, ten direktorius kažką daro, reikia atleisti, ne, nu, tipo, tai dabar ateini į gamyklą, sakai, aš visus atleidžiu, nu, o kas dirbs? Tai ir čia su tais tokiais šūkiais, ne, paleisti ministrą, dar kažką, reiškia, nu, ten tą atleisti, tą nubaust, o toliau kas, o ką tu padarysi, ne, arba tas, ką padarysi, gerinsim sąlygas, kelsim, ne, ten gerovės kažkokios, tokios bendrinės frazės, kur žmonės kiekvieną savo skirtingų iliuzijų prisikūrė, jas išgirdęs ir jokio konkretaus veiksmo ten, nu, nežinau. Tai vėl grįžtam prie pagrindinio. Tai galima pagalvoti, kad visi politikai keičiasi, o kažkaip tai tas vektorius, ne, kažkur tai vis tiek eina. Tai kada žmonės supras, kad jie nieko neišrenka. Kad jūs tik nusprendžiat, kuris aktorius jums vaidins 4 ateinančius metus. Nei vienas iš jų nieko niekada nesprendė ir niekada nespręs. Nes jie neturi tokių galimybių. Jiems parašomas tekstas, jį perskaito. Vienintelis dalykas, jums reikia sutikti, kad jūs dabar valdys šitie.
Sakyk, kurie jums šį kartą patinka. Tie nusibodo, vat jums naujas partneris, šitas negeras, bus geresnis, vat šitas. Koks skirtumas, tik tai kada tai žmonės suvokia. Tai vat klausimas turbūt, ne vis žmonės naiviai tikisi, kad kažkas kažkur pasikeis. Nu, ką darysim, matysim. Tai va, beje, dėl mano renginų, ko žmonės registruojasi, renkasi, tai būtų malonu, kad prisijungtų ir Karžygio žiūrovų, kas norėtų gyvai pabendrauti, nes iš keleto komentarų aš peržiūrėjęs esu, kad yra žmonių, kuriems patinka tos mūsų laidos, tai tikrai būtų smagu susipažinti, gyvai pabendrauti ir tikrai atvažiuokit, pabūkit, nes kai buvau pas kirpėją nuėjęs, jinai sakė, spalio 23 grįžta COVID-as. Sakė, data net aiškiai yra. Tai va, nežinau, kiek čia yra išsigalvojimų, dar kažko, bet tai būtų smagu gyvai pasibendrauti, nes, ką žinau, gal karas jau baigėsi, visiems reikės vėl kažkokių naujų prigalvoti. Tai biudžetus reikės įsavinti. Tai paliksiu nuorodą su visu, kaip ir praeitą kartą. Nuorodą, jo, kas norėsit, registruokitės. Tai, ir pabendrausim susitikę. Gerai, tai mes dar gal kitą savaitėlę susisieksim, kažkokią laidelę padarysim dar. Žiūrėsim, jeigu bus dar poreikis. Tai ką, dėkui tada visiems žiūrovams, kad mus šiandien žiūrėjo. Dėkui tau, Ryti, ir iki kitų kartų. Dėkui Justai, dėkui visiems uždėmesį, iki kitų kartų. Visą.